Sveiki visi, esame Šiauliuose, trečiajame Energus Cross Country čempionato etape. Šiandien oras iš tikrųjų tobulas, ryte nulijo, dulkių nėra, trasa organizatoriai pasirūpino labai išlyginta ir labai po Klaipėdos labai pakankamai lengva mūsų sportininkam. Tai šiandien turėsime, dabar yra užsiregistravus 126 solo sportininkai. Tai manau bus tikrai gera diena ir ką, susitiksim finiše. Gerai, pirma vieta mano žiniom. Laimėjau vos keliom sekundėm, gal mylį, nežinau, nemačiau rezultatų. Paskutinį ratą nusprendžiau tiesiog nerizikuoti, nes labai daug akmenų, labai daug duobių. Pirma, laimėjau vos keliom sekundėm ar milisekundėm, nemačiau dar rezultatų, bet paskutiniam rate tikrai važiavau žymiai lėčiau negu pirmais, nes trasa labai išsimušė, daug akmenų, daug pavojingų vietų, nusprendžiau tiesiog laikyti šaltą protą ir nerizikuoti, bet net ir tai pavyko laimėti, labai džiaugiuosi. Ačiū organizatoriams, žiauriai gera trasa, buvo vienas malonumas, ačiū komandai, ačiū Utenai. Merginos, ar visas grįžo? Planavom, kad bus labai lengva trasyti, spausim gazą, o pasirodo, visiškai atviršiai. Daug akmenų, rankos išmušinėja skysvekai. Ačiū, kad finišavo. Visi sveiki. Visai neblogai išgyvenau. Pirmas mano varžybos. Porą kartų nukritau vieną kartą per vairą, bet nieko, gyvas atrodo. Finišavau, nežinau savo vietos dar, bet svarbu, kad finišais. Trasa visai patiko, ilga ir šokių yra, tai visai nieko. Tai jo, startas buvo tikrai nedaug žadantis, išstartavau paskutinis apskritai iš visos antros linijos, tai šiek tiek buvo liūdesėlis važiuoti pirmą posūkį paskutiniam, bet įjungėm 5 pavarą, bandėm nedaryti klaidų ir pabiškai lenkiam ir ką, mes finišė su pirma vieta. Sekėsi visai neblogai, važiavau trečias. Aišku, 2 iš klasės varžovai nebaigė važiavimo, bet vis tiek. Trasa sudėtinga, netechniška, tačiau labai duobės išsimuša ir jėgas eikvoja. Turėjau vieną kritimą, su dugnu į medį atsitrenkiau, sulanksčiau duslintuvą, tai kokį pusvalandį važiavau su tokiu labai įdomiu garsu, kai šaudžiu duslintuvą, bet šiaip tai skaitau viskas gerai. Sekėsi puikiai, startavau visai neblogai, pavyko pirmose posūkiuose aplenkti visus varžovus ir stengiau spausti pradžioje kiek įmanoma daugiau, nes visi labai greiti, trasa buvo lygi ir buvo sunku atsilaikyti. Stojau prisipilti kuro 2 kartus, tai šiek tiek praradau laiko. Vėliau Vytautas labai spaudė. Šiek tiek kojas, mėšlungį pradėjo traukti nuo nuovargio, bet viskas gerai atsilaikiau, tai labai džiaugiuosi. Turėjom smagų trečiąjį cross country etapą, tikrai smagiai važiavusi. Gaila, biškiukai nepataikė amortizacijos tokiai trasai, bet nieko. Iš tikrųjų, žiauriai sunku man bendrai greitos tiesiosios. Tiesioji stabdai, nei sėdėt gali, nei stovėt toks, bet atlaikiau. Pasirinkimo metu, pirmoji eilė tai yra, važiuos 120 minučių, tai E1 klasė Open ir Enduro. Čia netgi motociklus pasižiūrėti galėsime, ten yra prie apdovanojimų pakylos pastatyti geri, puikus motociklai, nauji, aišku, kokie ten, ateikite, pasižiūrėkite ir dėkoju VR komanda CF Moto. Kaip sakant,
saugiai, neskubėkit, neužsitraukit stipriai, toliau dėl starto procedūros. Laikrodis eina atgal, po valandos, kas valandą. Gausite atminimo dovanėlę iš kompanijos Redway. Starto numeris. Taip, E+50 veteranai, kiek mes turėjome 7, šiandieną turime 5. E+50 klasėje, veteranų klasėje ir čia Danielius Žostautas. Tu turi kiaušės irgi suproti.
Šiandienos pirmąjį ratą važiavo pirmoje vietoje. 93. Ir taip, gerbėmiai, 1, 2, 3, laikas pastas! Dar vieno papildomo rato Domantas Jazdauskas pastovėjo, palūkėjo, kaip antai ir 196 starto numeris Rytis Garbačiauskas Šiauliai! Armonikėlė, jeigu kas pametė, apsižiūrėkite vaikučiai, galbūt dar prireiks. Okei. Šiauliai, Rytis Garbačiauskas, padarko! Ir penktoje vieta, 252